Nepatikėsi, kas man šiandien skambino? Nu? Bananas. Koks dar bananas? Neprisimeni? Vasaros stovyklai vadovų dirbo. Benas Antonovas. Alio? Nu, nereikia man tų nuotraukų, kur Valinskas Valinskė nebučiuoja. Va, jeigu jis bučiuotų kokią kitą mergą arba bičą, va tada ir skambink, supratai? Na? Bananas. Ko jisai skambino? Bananas. A, jis tada į Ameriką išvažiavo, dabar sugrįžo. Aš jam pasiūliau pas mus apsistoti. Tu nori, kad tavo buvęs miegotų čia pas mus? Alio? Nu, klausyk, kiek tu laiko žurnalistiką užsiimi? Teisingai, mėnesį. O aš 10 metų. Tai prašau, nenurodinėk, ko mums reikia, ko nereikia. Aišku? Skambink nuotraukas, kai turėsi. Supratai? Na? Tu sakei, kad tavo buvęs miegos čia pas mus. Edvinai, man tada 16 buvo. Gal baigim šitos vaikų darželius? Bet, Susitvarkyk čia. Nenoriu, kad Benas Antonovas pamatytų, kokioj mes kiaulydai gyvenam. Pailsėk, Eliza. Ką mes čia turim? Šventė, taip? Kokia čia šventė? Geriausias kavinių tinklo maitintojėlis, metų darbuotojas. O, tai čia ne šiaip savo šventė, čia yra gyvenimo šventė. Vadinasi, reikia įdėti visą širdį, visą sielą į tai sugrūsti kaip sasiską į bandelę. Ar aišku? Aiškiau. O taip. Čiagi viskas paprasta. Mergaitės. Kairė kojytė, dešinys petukas. Dešinė kojytė, kairys petukas. Šauna mintelė, ranką ištiesiam. Paduodam meniu, pasiimam arbatpinigius, šauna šampanas. Ir krūtinytėmis į priekį. Palaukit. Taip, Edva, ką nori? Eik tu su savo bėdom, man čia pačiam kablėtaškis į aplankos. Žodžiu, susiskambinam vėliau, gerai? Viskas iki. Na ką, pailsėjom ir ant kojyčių, atšalam ir nuo pradžių. Ratuku. Sveikas, Edva. Albertai, man labai reikia su tavim pasikalbėti. Aš turiu bėdą. Gal truputį vėliau, dabar labai užsiėmęs. Šiek tiek vėliau perskambinsiu, okei? Kodėl nenorėsi jo kalbėtis? Vėliau pakalbėsiu. Kai šunį vedžiosiu, neturėsiu kalbėti. Bamba, užsidėm. Anksčiau tau patikdavo. Nu, sveikas. Kaip tu? Klausyk, man labai reikia su tavim pasikalbėti. Užkrito, žinai, darbų. Matai, man dar šunį reikia išvedžioti. Gerai, laukiu. Edva. Viskas. Aš su juo daugiau iš vis nekalbėsiu. Įsivaizduoju, kiekvieną kartą, kai aš jam paskambinu, sako, paskambink vėliau. Kodėl? Todėl, kad jisai su manim kalba tik tada, kai vedžioja šunį. Įsivaizduoji, aš jam esu šuniškas pašnekovas. O aš jam esu kamščių draugas. Paskambina tik tada, kai kamščiuose sėdi. O dar tais laikais, kai garsiakalbė nebūdavo iš vis. Palauk, mentai, pakabėk biškį, ir laukia kaip durnė. Jo, bet aišku, čia ne taip skaudu, kai tau sako, palauk, šuo šitą tuoj perskambinsiu. Man pagalbos reikėjo, bet ačiū, dabar nereikia. Tegul rodo, kad yra tikras draugas. O tai atsitiko kažkas? Ai, nenoriu kalbėti apie tai. Atsimeni, toks pas mus stovykloje bananas buvo. Bananas, lidusis. Taigi visos mergos buvo jo. Blemba, kaip aš jam pavydėjau. Tai ko čia tokia įsitempus? Įsitempus? Aš visai neįsitempus. Būk jam malonus.
Benai čia Edvinas, mano vyras Edvinai čia Benas. Koks Benas? Ašgi bananas, tas pats bananas. Edvinas taip pačioj stovykloje, tais pačiais metais buvo, pamini? Nelabai. Bet ką atsimenu, tai labai gerai. Kavos. Noriu, kaip stovyklo, iš kibiro. Išvirk kavos, ką? Cukraus 2. Cukrus, balto mirtis. O tu ilgam čia pas mus? O kiek norėtum, kad pabūčiau? Ką? O tu, ką ten Amerikoje? Nu viską. Rašau, skaitau, dainuoju, pagroju, gyvenu. Gyveni. O kaip tu? Aš tai pamiršau, ką reiškia gyventi. Cukraus nėra. O tu kuo užsėmė? Aš parduotuvę turiu normalią. Pokštai, fereiverkai. Ai, čia tokie, kai būna ten visokie plasmasiniai kakučiai, ten tokios nosis, raudonos, ane? Ne, šūdo nėra. Bet užsakiau. Edvinai, kas yra? Antrą dieną negaliu tau prisiskambinti. Dabar va šunį vedžioju visą stresę. Pakalbėtume. Žodžiu, kai tik galėsi, perskambink. Labas, gražuolė. Tu paskambinai Raimondui. Jei skambini norėdama pasibučiuoti, spausk vienetą. Jei dėl sekso dvejetą, jei dėl sekso tryse, trejetą. O jei tu mano draugas, rašyk žinutę. Davai. Pasigydyk, idiotė. O tu šį greičiau. Na kągi, žiūrim kortas. Pas mane flash streetas. O pas mane pianinas. Koks dar pianinas? Parodyk kortas. Royalis pas tave. Royal flashas. Neblogai žaidė, o dar sakai, kad nesi niekad žaidus. Blefavau? Aš namie. Ką čia veikėt? Žaidžiam kortą. Nu? Gal pabučiuosi tėvelį? Įsivaizduok, kad jau pabučiavau. 5 centai, tu aš tave sutvarkysiu. Aš laukiu. Edikai, kaip reikalai? Aš ne Edikas, o Edvinas. Iš kur mama? Mama išėjo į parduotuvę. Puiku. Mama išėjo į parduotuvę, o jūs čia žaidžiat pokerį iš pinigų. Labai gerai, ha? Iš vis, iš kur tu išmokai žaisti? Mane išmokė dėdė bananas. Taigi sakai, kad jau esi žaidus šitą žaidimą. Blefavau. O tu įsitikinęs, kad jinai tavo dukra? Sveiki. Čia su ponu Petru kalbu. Jūs man prieš mėnesį kokį siūlėt gyvybės draudimą. Tai sakau, gal ką nors detaliau. Tai aš suprantu, kad po darbo, bet vis tiek kaip potencialiam klientui, tai gal galėtumėt rytoj, ne? Royal Flash. Ne, nu, neįmanoma. Yes! Oh yeah, mes milijonieriai. Sveikučiai. Tu nepatikėsi, ką aš nupirkau. Nagi. Bananai! 100 metų nevalgiau banano. Bananas be banano. Jiems padėkam zelčio. Alio, čia iš socialinės apklausos man šiandien skambinat. Negalėjau kalbėti, o dabar galiu. Tai... jau kompiuteris išjungtas. Tai galit ranką rašyti. Laiko turim. Nu ką, pakakojai. Viskas. Taip tęstis ilgiau nebegali. Čia aš apie bananą. Man tas pradeda nepatikti. Tu lakstai aplink namus visą susijaudinusi. Tu šokinėjai aplink jį kaip mažas vaikas. Ir tu žiūri jį taip, kaip niekada nesi į mane žiūrėjus. Tėti, baik kinkšti, būk vyras, kaip dėdė bananas. Nu ką, su tavimgi nepakalbėsi. Psichologinės pagalbos linija. Mano vardas Paulius. Klausau jūsų.
Labas, Pauliau, čia Albertas. Prisistatyti nebūtina, galim kalbėtis anonimiškai. Pakalbėkim kokie 10 minučių. Galim ir 20. Kokia problema jūs kamuoja? Problema? Na, problemų aš turiu daug. Nu, pagrindinė šlapimo nelaikau. Dažnas atvejis, nieko baisaus. Ar seniai tai prasidėjo? Seniai, dar mažas buvau, atsimenu, ėjau į mokyklą 69, o ten žinai, kokie paaugliai baisus. Albertai vėl sako, maudėsi ir panašiai, siaubas. Albertas iš 69, Nagevičius. O aš? O jūs kas? Paulius Daškevičius, 6B. Paulius? Ai, 100 metų klausyk, kaip tu? Normaliai viskas, bet grįžtam prie tavo problemos. Iš tikrųjų, tai problemas nėra, matai, šunį vedžioju, nėra ką veikti, galvoju, papliurpsiu su kuo nors. Jo, suprantu, problemos neigimas yra vienas iš simptomų. Koks neigimas? Sakaugi, šunį vedžioju. Klausyk, tu nesijaudink, mes čia tam ir dirbam. Žiūrėk, ar galvojai kada apie pampersus? Čia aišku tik laikinas sprendimas. Nu gerai, pakalbėjom. Seni, paskambink Edvai, pykstant tavęs. Aš pats paskambinsiu, vėliau. Tugi jį pažįsti. Būk draugas ir paskambink. Aš jau jam ir skambinau, ir rašiau, nei atskambino, nei atrašė. O toks tikras draugas. Tai todėl, kad pyksta ant tavęs. Po šį vakarą paimk ir paskambink. Šį vakarą, brangiai, mes su tavimi einam į restoraną, mūsų pirmo pasimatymo progą. Jeigu tu dar atsimeni. Tai žinoma, kad atsimenu, įsivaizduoju, kaip jis tai įvertins, jeigu tu jam skambinsi tokį vakarą. Alio? Labadiena, jūs trukdo Sauskelnių pasaulis. Jūs Albertas Nagevičius? Mes norėtume jums atsiųsti pakuotę mūsų naujų Sauskelnių suaugusiems. Sauskelnių suaugusiems? Prašau? Ne, nieko, užsirašykit adresą. Paskambinai Edmundui? Irma, paskui paskambinsiu. Jokių paskui, dabar. Dabar. Skambink. Dabar. Nu, sveikas. Ne šunį vedžioju, aš Irmą atvedžiau į restoraną. Mūsų metinių pažinties proga. Sakau, tau paskambinsiu, pasiteirausiu, kaip sveikata, kaip laikaisi, kaip sekasi ir panašiai. Podla! Edva, rimtai ne šunį vedžioju, čia... Na, kaip? Eina šikt, su idiotais nesusikalbėsi. Aš į tualetą. Klausau? Labas vakaras. Ar galėčiau kalbėti su Albertu Nagevičiumi? Kas kalba? O jūs kalbat su jo žmona? Čia iš Sauskelnių pasaulio. Sakykit, ar Albertas jau spėjo išbandyti mūsų sauskelnes? Sauskelnes? Nelabai suprantu apie ką jūs. Jis dabar tualete, greit grįž. Puiku. Kuo daugiau dabar, tuo mažiau bėdų naktį. Aš perskambinsiu vėliau. Gerai. Albertai, ar nenorėtų man kai ko pasakyti? Brangioji, šį vakarą aš tau kupinas pačių švelniausių ir pačių myliausių žodžių, kaip aš tave myliu ir panašiai, bet pradžiai gal butelį šampano ir litrą apelsinų sulčių. O tu esi tikras, kad gerai prieš naktį tiek daug skysčių? Vaverytė, tu pati pamatysi. Sveikas. Sveikas. Aš tau skambinu, nekeli. Kas čia? Sauskelnė suaugusiam. Žinok, mergų magnetas. Raimondėlė, kada jau ateisi man pakeisti sauskelnę? Tuoj, mažulė, tuoj bėgu. Tau labai dega. Alio. Ką? Dega, sakau. Man reikia tavo patarimo. Ką daryti su to bananu? Alberto, paklausk. Aš tokio draugo neturiu. Prašau, man labai reikia. Aš namie tik girdžiu tik bananą. Ką man su juo daryti? Kaip man juo atsikratyti? Sugundyk jį. Ką
ką? Nu, klausyk, aš skubu, man kaip tik rutini maitinimosi procesas. Žiūrėk, patarimas. Tu pasakyk, kad tu supratai savo seksualinę esybę, supranti? Nu, kad tavyje prabudo sėkla, supranti, kad čakros atsivėrė, supratai, kad jis tau labai, labai, labai patinka. Tu ką nori, kad aš tapčiau... Taptum, tik apsimestum. Žinai ką, eik tu šikt. Jau, atek. Alio? Alio, kas čia kalba? Benas Antonovas. O kas tu toks? Bananas? Geras. Iš kur tu? Čia Albertas. Atsimeni, Nagevičius. Nagevičius, nu, what's up? O ką tu ten darai? Ai, nesvarbu, ką darai. Edvinas yra šalia? Ne. Kažką perduot? Ne, neperduok. Ką tu veiki maždaug po valandos? Tai ką? Uždarė kino teatrą? Nu, O, nu tai būna, vat, išvažiuoji iš Lietuvos, grįžti, a Lietuvos nebėra. bet pastatys naują. Ei, ne tas bus. Žinai, prieš išvažiuodamas aš susitikėjau su vienu Lietuvos kino teatro darbuotojus. Palauk, susitikinėjai, tai čia kaip? Taip. Kaip? Kaip taip? Taip. Rimtai? Tu? O tu ką nežinojai? Tai ką? Uždarė kino teatrą? Nu, O, nu tai būna, vat, išvažiuoji iš Lietuvos, grįžti, a Lietuvos nebėra. bet pastatys naują. Ei, ne tas bus. Žinai, prieš išvažiuodamas aš susitikėjau su vienu Lietuvos kino teatro darbuotojus. Palauk, susitikinėjai, tai čia kaip? Taip. Kaip? Kaip taip? Taip. Rimtai? Tu? O tu ką nežinojai? Ne. Tu greitai 100 metų bus. Geras, o iš išvaizdas nepasakyk. A tu ką nori, kad aš būčiau išsidažęs ten, nusilakavęs nagus, rūžavo maikutę? Ne visi George Michael mėgsta. Tu bananas, a? Labas. Kur tu taip ilgai buvai? Taip tavęs laukiau. Na, užeik. Užeik. Ateik čia. Prisėsk. Tau viskas gerai? Man yra labai, labai viskas gerai. Tikrai. Žinai, aš norėjau tau pasakyti, kad ilgai klaidžiojau tamsoje, ieškodamas savo seksualinės esybės. Bandydamas atrasti savo seksualinės čakras. Ir vyko stebuklas. Atvažiavai tu ir viskas man atsirado. Kažkaip labai netikėta. Man irgi labai netikėta. Man labai netikėta ir kartu labai džiugu. Ir žinai, man kyla toks nenumaldomas, nenugalimas noras tave pabučiuoti. Galima. Galima. Ta prasme, galima. Galima. Fanaras iš kur? Ar maža Vilniui, durnių? Tai jau tikrai nemaža. O tas kur išsikraustė? Pas draugą? Man tai žinok, tik vienas dalykas labai neaiškus. Žmogus metuose, simpatiškas, dailus vyras. Kodėl jis vis dar nevedęs? Amerika. Ką Amerika? Amerika, sakau. Laisva šalis.